Lietuvoje sparčiai populiarėja naujas verslas – alpakų auginimas. Egzotiškų gyvūnų vilna viena geriausių pasaulyje. Be to, alpakos puošia sodybas ir tarnauja kaip gyvos žoliapjovės. Tiesa, jų kaina įspūdinga – apie 1000 ir daugiau eurų. Kiek kainuoja alpakų vilnos gaminiai ir kokios šio verslo perspektyvos Lietuvoje, domėjosi Aušra Plonytė. Iš Pietų Amerikos atkeliavę egzotiški gyvūnai alpakos puošia jau ne vieną lietuvių sodybą, o kai kuriems tapo ir pragyvenimo šaltiniu. Alpakos kupranugarių giminaitės panašios į lamas, tik šiek tiek mažesnės. Prieš 5 metus iš Čilės atgabenti gyvūnai vis labiau populiarėja kaip verslo rūšis. Keletas ūkių Lietuvoje jų augina po 100 ir ateityje ketina plėstis. Tiesa, pradėti tokį verslą reikia nemažo kapitalo, mat vienos alpakos kaina prasideda nuo 1000 eurų, tačiau vėliau atsiperka palikuonėmis ir vilna. Pasaulyje jos auginamos dėl siūlų, nes alpakų vilna yra aukščiausios kokybės pasaulyje vilna kartu su kašmyro ožkų vilna. Tik tai kašmyro ožkos ten į metus duoda 200-300 gramų vilnos, nuo alpakos mes nukerpam iki 3,5 kg. Alpakos kerpamos kartą per metus, vilna gali būti 22 spalvų, pati rečiausia pilka. Iškarštą alpakų vilną Lietuvoje verslininkai apdoroja rankomis, mat ūkiai per maži ir vilnos nepakanka apdorojimui pramoniniu būdu. Siūlus daro žmona su rateliu. Kaip ir daugelį ūkių Lietuvoje labai mažai irgi, kad galima būtų kur padaryti siūlus, tai visi su rateliu juos suka. 100 gramų siūlų kainuoja apie 10 eurų, vyriškos kojinės gali atsieiti apie 20, o antklodė iki 100 eurų. Šiuos gaminius lietuvaičiai dažniausiai perka kaip dovanas užsienyje gyvenantiems tautiečiams. Augintojai skaičiuoja, kad per metus iš vienos alpakos uždirba apie 200 eurų. Ir visas, reiškia, biznis yra palikuonis kiekvienais metais. Palikuonis kainuoja 1500 eurų. Tai, sakykime, jinai save įsilaiko pilnai iš vilnos ir dar lieka ir patelė kiekvienais metais atveda po palikuonį. Tai vat, kur biznis yra. Po kelias alpakos auginamos kaimo turizmo sodybose, nes ne tik gražiai atrodo, bet ir tarnauja kaip gyva žoliapjovė. Nuėda žolę ir neteršia aplinkos, mat visos eina į paskirtą tualetui vietą. Užsienyje alpakų terapija padeda vaikams turintiems psichologinių sutrikimų. Šita naujagimė vakar visiškai netikėtai gimė ir jai dabar yra 1 diena. Tai tokio dydžio gimsta gyvūnai. Alpakos neišrankios, ėda žolę ir kombinuotus pašarus. Šaltos lietuviškos žiemos irgi ne problema. Alpakų vilna yra 6 kartus šiltesnė už avies vilną. Ir jos per vasarą atsiaugina tą vilną storą, tai tikrai jos laikomas yra šaltame tvarte. Jom nereikia šilto, kažkokio tai užsandarinto ar kažkokio tvarto. Kiekvieną dieną mes žiemos metu, kai yra normalus geras oras, mes jas leidžiame lauką. Jos kiekvieną dieną eina į lauką, vartosi po sniegą, plaunasi savo kailį. Tarp kaimynų Baltijos šalyse Lietuva pirmauja, mat pas estus ir latvius tokių alpakų augintojų vos vienas kitas. Mūsų šalyje ūkininkai nusiteikia optimistiškai ir alpakom žada didelės perspektyvas. Kad augs alpakų ūkiai su 100% tikra, nes iš tikrųjų sudomėjimas yra labai didelis ir žmonės, aišku, truputėlį žmonės stabdo gal kainą, bet kas turi pinigų, tai tikrai supranta, kad tai yra verta investuoti. Galvoju, kad 10 metų tikrai neužkišim rinkos. Jau kitie metai mes turim užsakymus. Lietuviai ne pirmą kartą puola auginti egzotinių gyvūnų. Stručių auginimo bumas Lietuvoje piką pasiekė prieš 6 metus. Tuomet šių paukščių buvo auginama per 1500, dabar tai yra apie 200. Egzotinių paukščių augintojai nesugebėjo realizuoti produkcijos, todėl verslus uždarė. Alpakų skaičius Lietuvoje taip pat didėja sparčiai, šiemet jų apie 500. Aušra Plonytė, Martynas Jenčius, Trakų rajonas.